Taigi sveiki visi, dar vieną daily vlogą. Vakar, kaip matėte, nukaliau štai šį va peilį per mažiau nei per 6 valandas. Štai tokį va. Jisai gan aštrus yra. Ir kaipgi, be pratestavimo, tai šiandien mes jį testuosim. Pirmas bus testas, žodžiu, kaip sakant, nežinau, ar galiu ant YouTube'o sakyti, žudymo testas. Ir mes žudysim va štai šį mūsų rėmėją Dvaro pieną. Šį video remia Dvaro pienas. Labai skanus natūralus pienas. Ir mes jį, kaip sakant, bandysime supjaustyti, pažiūrėsim, kaip atlaikys peilis, kaip kas. Jeigu atlaikys peilis, tada mes turime va štai šį plieninį, kaip sakant, vamzduką. Į jį padaužysim kelis gal kartus. Ir tada ant galo po daužymo pažiūrėsim, ar aštrus, nes dabar jisai gan yra aštrus. Taigi, kaip sakant, pradedam patį testavimą. Nu, pirmas dūrimas. Antras smūgis. Ai, va. Nu, va, prapjovėm. Gerai, taigi tiek lieka. Prapjautas. This weapon, it will kill. Gerai, dabar antras testas, žodžiu. Gerai, turime mes dabar tą plieninį. Ir kiek smūgių? Pirmą 3 smūgius pabandom ir pasižiūrim, reikia dabar tik piršinės. 3 smūgiai. Gerai. Atlaikė 3 smūgius. Dabar dar 2. Gerai. Aš šiaip net nesitikėjau, kad rankena atlaikys, bet jinai laiko, nes aišku, kniedės yra. Jeigu nebūtų kniedžių ir su tais klijais būčiau suklijavęs, tai čia, kaip sakant, ne kažką. Va, iš arčiau parodysiu. Ką žinau, smūgiai gan stiprus buvo. Man šiaip to peilio nelabai ir gaila, nes aš jį daug laiko nedėjau ir sakydamas apie laiką, nes dėl to nešveičiau, pavyzdžiui, su ranka, žinai, ten ilgai ten tą patį geležtę, būtent kokias 3 valandas būčiau šveitęs tą patį peilį, suprantat, su ranka, kad gražiau atrodytų ir rankiamas nešveičiau ir neklijavau su apokstydų, užtat nelabai gaila. Ir dabar, kaip sakant, atlaikė mūsų peilis šį testą. Ir, kaip matote, yra daug atšipimų. Aišku, nedidelių. Aš nežinau, matysis. Ai, matosi, va, žiūrėkit. Kodėl nefokusuoju? Nu, nuotrauką padarysiu su tais atšipimais, kaip jie atrodo. Irgi yra šiaip, tai yra čia nulūžę. Yra 1, 2, 3, nu, yra to atšipimo. Ir dabar paskutinis testas, kaip sakant, aštrumo testas po to testavimo. Pasižiūrim, kaip atlaikė tą aštrumą mums. Su atšipimais jau.
supranta, dabar jaučiasi kaip jauni, kad tie atšipimai taip, jaučiasi tie atšipimai kaip jauni, bet jauna gan vis tiek gerai taip. Čia jau plyša jau toks. Bet tikrai blogiau pjauna, nemeluosiu. Kiek čia smūgių buvo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeigu skaičiuot moku, tai apie 12 smūgių buvo. Tai nepjauna jau taip gerai, tikrai ne. Naują kukurį pasimsiu. Plaukų tai tikrai nespus čia 1000%. Bet po dar rėžia po, kaip sakant, tų smūgių. Taigi, nežinau, tikiuosi patiko šis jums testavimas, mes nužudėme štai šį, kaip sakant, vargšą pieno butelį ir susitiksime iki rytojaus.